Vakar šventėm Rojaus gimtadienį, o šiandien su Rojumi buvome Pepko. Kadangi Rojus išaugo labai daug drabužių, mes surinkom visus, atidavėm ir šiandien nuėjom jam nupirkti kai ką iš naujesnio. Rojus mamai nupirko kaktusą, pas mane tai bus kolekcija kaktusų įvairių. Mes jau grįžome namo ir nupirkau dar Alicai džinsus. Viena pažįstama jinai nusipirko ir jai per maži. Tai ji pasiūlė, jeigu norim, gal aš noriu savo mergaitėm, tai Alicai idealiai tinko, jie tokie panašus į baggy džinsus. Tai nupirkau Alicai. Rojui nupirkau su kapišonu tokį džemperį ir tokias pat kelnes, čia komplektas. Ir atskirai dar tokias kelnes, šonuose kišenės. Tai nupirkau štai tokį šviestuvą. Jį viską kolekcionuoja su katinėliais. Ir pastebėjau maišelį, kad dar ne viską išėmiau. Štai tokį užvalkalą pagalviai nupirkau. Jis dabar nukainuotas 2 eurai kainuoja. Štai toks man patiko. Rojui ir Elijai nupirkau į mokyklą kuprinės. Elija rinkosi pati, o Rojui aš nupirkau Nike su Nike, nes pasikėdai Nike. Buvome apsipirkti ir pirmoje eilėje parodysiu, ką paėmiau Eurokos parduotuvėje. Alicai ir Tėjai paėmiau plaukams tokį purškiklį. Abiems po buteliuką. Elijai tokias plaukų gumytės. Čia 2 tokie. Ir Rojui šampūnas dušo žalė. Norfoje Elijai paėmėm penalą. Jinai labai jau jo norėjo, nors turi jinai tų penalų. Alicai paėmėm tokį, čia yra penalinė, bet jinai kaip kosmetinė panaudos, nes jinai neturi kosmetinės. Labai tokia graži spalva. Ir paėmėm tokių sąsiuvinių pakuotę. Mes jau pirkome Mary sąsiuvinių ir dar šiandien Maksimoj pirkom sąsiuvinių. Pepko, Rojus kūno kultūrai tokius pasiėmė batus sportui. Elė štai tokį indelį maistui, čia šaukštas, peiliukas yra. Ir tokią gertuvę į kuprinę jinai pasiėmė. Ir Alica tokį išsirinko namuose puodelį, nes Elė ir Tėja turi tokius puodelius. Labai patinka joms ir Alica užsinorėjo tokio puodelio. O Maksimoj dabar tie išpardavimai, nuėjome, nelabai mes ką čia pasiėmėm. Kai kurias ten smulkmenas tokias, kas ten į vonę skirta, į virtuvę, tai nerodysiu jau. Mokyklai čia va tokie piešimo sąsiuviniai. Tokių sąsiuvinių paėmėm. Čia su tokiais įvairiais piešinukais. Paėmiau tokį, čia kaip penalinė, bet žinokit, telpa telefonas, tai nežinau, kažkurį mes panaudosime telefonui, ir aš, ar Alica, ar Tėja, žiūrėsime. Elijos kitą savaitę gimtadienis, tai tėtis rado, kadangi jos mėgstamas personažas Styčius rado tokias lėkštutes ir puodelius, taip pat 11 žvakutės. Tėjos katinui paėmėm tokį žaislą, aplankalai ir Elijai
liniuotės. Tiesa, tėja mūsų įstojo į verslo ir technologijos mokyklą mokytis virėjo specialybės ir mes trečiadienį važiuosime jau su ta mokykla pasirašyti sutartį. Ir tiesa, dar paėmėm 2 trintukus tokius. Buvome su šeima Lidle, patekom po lietumi, nupirkom natų sąsvinius, taip pat Lidle pastebėjome irgi su Styčiaus tematika prekių, bet mes keletą prekių Norfoj paėmėm Elijai su Styčiu. Lidle buvo penalas, biški kitoks negu Elijai pirkome, bet jau kadangi mes jai nupirkom penalą, tai nepirkome. Margarinas, kava, manų kruopos. Čia kažkokius pabandyti vafliukus paėmėm. Štai tokia va pakuotė. 2 pusryčių tokius, bet turbūt į kitą maišą mes įdėję prie kitos parduotuvės prekių. Tokie va pusryčiai paėmėm pabandymui, po to vištienos nagetsai, jogurtas toksai, kopūstų salotos jos vyrui patinka ir bananai. Ir buvome Norfoje bei iki. Norfoje paėmėm Elijai štai tokius klijus, tokį tušinuką su Styčiu. Iki paėmėm Elijai tokias žirkles. Paėmėm dar vienus akvarelinius dažus, šiaip visi turi, bet paėmiau atsargai, jeigu maža, kas kur pasidėjo ir nerastų. Ir Alica pasimė savo tokį tušinuką. Šiaip yra dar prekių, kurių net jums nesu ir filmavusi, nes jų labai daug ir jau kartais tiesiog jau nefilmuodavau. Esu ir flamasterių pirkusi, ir pieštukų. Taip pat nupirkome melioną saldųjį, sausainius savo tokius va, ir džiūvėsėlius, man labai jie patinka su arbata. Lidle, kur pirkome vištienos. Žiūrėkite, kokie faini jauni. Štai tokia krūva sąsvinių nupirkusi esu. Dar pripirkau rašiklių papildomai. Elijai štai tokius trintukus nupirkau. Nupirkau 4 dėžutės pieštukų ir 4 pakuotės flamasterių. Tėtis tėjai nupirko štai tokias akvarelės, pas mus tėja mėgėja piešti. Tai labai ryškios tokios spalvos nupirko. Tai štai tokį pakabutį raktų nupirkome. Galima ir prie rankinės kabinti, kur nori. Štai tokias nupirkau tėjai kojines turguje.